Eteryje privatus miškas. Tai pokalbiai apie miškininkystę, jos teisinį reglamentavimą ir kitus privačių miškų savininkams ir visuomeniai aktualius miškų ūkio klausimus. Šios dienos pokalbio tema – jaunuolynų ugdymas, o mano pašnekovas Valstybinės miškų tarnybos miško sanitarinės apsaugos skyriaus vedėjas Virgilijus Vasiliauskas. Kaip reikėtų pasodinti jaunuolynus, kad tas miškas būtų sveikas? Pirmiausia, reikia pagal dirvą, kokia yra dirva, pritaikyti, parinkti tinkamiausias augti rūšis. Smėlio, sausesniuose dirvožemiuose gerai augs pušis, beržas. Derlingose dirvožemiuose gerai augs lapuočiai, taip pat gerai augs eglės. Pačiuose derlingiausiuose dirvožemiuose augs ąžuolas. Bet derlingose dirvožemiuose reikėtų mišresnius medynus jau iš karto sodinti, jie tikrai būna atsparesni. Ir pasodinimo kokybė. Tai didžiausias reikalavimas, kad iš medelyno, kuris augina miško sodmenis, tai nusiperkama sodmenis, iki pasodinimo momento miške turime saugoti, kad tų medelių šaknis visą laiką būtų drėgnos, nepadžiūti. Ir turim pasodinti tiesiomis šaknimis, neturi būti šaknis susuktos, užlenktos, turi būti gerai kiekviena dobelė iškasta, paruošta, ne per giliai turi būti pasodinta. O kokie pavojai gresia pasodintam jaunuolynui? Nuo ko ir kaip reikėtų saugoti pasodintus medelius? Didelė problema yra žvėris. Žvėris labai mėgsta miško kirtavietėse pasodintų medelių šakeles nukramtyti. Tai per tas žaizdas papuola grybinių ligų sukėlėjai. Žievė, jeigu žvėris pažeidžia, pakramto, per ten papuola puvinys, medis atrodo auga normaliai, bet iš tikrųjų stiebė jau būna kuriuose jo dalyse puvinys ir augant medžiui tas puvinys plinta vis daugiau ir gaunasi taip, kad auga mediena, kuri menkavertė. Medis atrodo iš pažiūros lygtai ir normalus, ir stiebo apimtis gera, ir aukštis geras, bet gali būti vidinė stiebo dalis supūsi. Dar gali būti tokia problema, kad būna stiprus vėjas, medžius pajudina, dalį išverčia, mes jo sutvarkome sanitariniais kirtimais atrankiniais, bet tie medžiai, kurie liko stovėti, gali būti, kad šaknis patraukytos. Per tas šaknų žaizdas taip pat papuola šaknų puvinius sukeliantys sukėlėjai. Kaip tada reikėtų tą jaunuolyną išsaugoti? Ar yra kažkokių tai priemonių nuo šitų ligų? Nupjovus mišką reikia pasižiūrėti, ar eglių kelmai, jeigu augo eglynas, ar nėra centrinio puvinio. Jeigu 30%, bent jau 50% yra tų kelmų su puviniu, tai vėl vien tik tai eglę sodinti, kame lotė neapsimoka, nes eglės jaunos greitai apsikrėsto puviniu ir jaunesnėme amžiuje augs su išpuvusia stiebo centrinė dalimi. Yra problema, kad pušynas, jeigu jisai pasodintas buvusiose žemės ūkio plotuose, tai pakankamai jauname amžiuje, jau nuo 15 metų, nuo 20 metų apsikrečia šaknų puviniu, kurį sukelia šakninė pintis. Irgi reiktų stengtis, kad jeigu lengvas dirvožemis, mėlynas, tai tam sodinti ir pušį, ir eglės. Tokie miškai yra atsparesni. Sodinukai negali būti jau iš karto pažeisti kokiom nors ligom? Valstybiniuose miško daugynuose, medelynuose medeliai yra prižiūrimi, augintojai turi laikytis reikalavimų, standartų ir pažeistų negali platinti. Būna tokių atvejų, kad parduoda pigesnius medelius, kurie miškui gali būti nelabai tinkami, bet gali būti kokiam tai gyvatvoriam sodinti tinkami. Jie yra pigesni, jie gali būti nestandartiniai. Tai jeigu tokiais, kokiais tai nupigintais pasodinsim, gali būti, kad tie medeliai bus silpniau augs ir tada grybinių ligų bus greičiau apipuolami. Ačiū už pokalbį Valstybinės miškų tarnybos miško sanitarinės apsaugos skyriaus vedėjui Virgilijui Vasiliauskui.
Rubrika parengta bendradarbiaujant su aplinkos ministerija.